Staigiai šiandien pririnkau netgi 20 klipų, gal net daugiau, kaip žmonės kelia visišką cringe'ą. Pasikviečiau Tomuksą. Sveiki. Ir šiandien mes turėsime didžiausią skausmą patirtą mūsų gyvenime. Ar tu pasiruošęs? Aš noriu tikėti, kad esu pasiruošęs, bet jeigu čia bus tokie video kaip Maybachas, aš būsiu nusivylęs. Ne, čia nebus. Ko nebus Maybach. Tuomet čia nebus cringe. Tu pamatysi. Aš buvau, tai prametęs akį, ten jau buvo išskrinčiuota baisu. Aš manau, kad reiktų tiesiog pirmą video pasileisti ir tu man pasakysi, ar to tikėsies, ar ne, nes aš tai pas ne visai esu garantuotas, ką mes tam pamatysim. Ką, pamėginam? O, dangau. Jo, tai pirmas video, žodžiu, aš manau, kad jau to nuotrauka atrodo truputėlį taip kažką pasakanti. Tai žodžiu, čia atrodo čiuvo gyvenimas toks, tai... Ai, čia čiuvas? Oi, atsiprašau, aš esu, manau. Aš tai tiesiog nežinau, kas čia yra. Aš spėju, kas čia buvo, tai jisai susirado anime waifu. Ir jo, ir dabar took my wife's name, tai spėju, čia tiesiog ją vadina savo žmona. Nu, aš nežinau, žinai, man čia truputėlį toks lygis, kur suprasti yra sunku iš tiesų, kas čia vyksta. Iš tikrųjų ir man, žinok, aš nesvinginu į tą pusę. Are you sure about that? Čia toks truputėlį kitoks variantas. Tu įstikinęs, kad šiandien jis, o ne ji? Nu, aš nežinau, relatable waifu. Šiaip įdomu, kokie komentarai. Marry him or like the comment. Palaikyk. Taip, is this guy real? This guy, tai vadinasi jisai. Aš noriu sekančio video, kad ir kaip bebūtų. O tai gal pamėginam įvertinti, kiek cringe šitų dalykų ir nuo 1 iki 10? Leidžiu tau įvertinti šitą, čia net ne video, nuotraukas. Žinok, šitam duočiau 6, nes aš tiesiog nesuprantu, kas čia per bairis yra. Vien tas faktas, kad tu turi anime body pillow, man jau truputėlį, aš duodu 7. Vien dėl to fakto, kad jisai turi tiesiog pillow su anime panariai apsikabino. Sekantis video. Ar tu pasiruošęs? Jau bijau, nes and don't you ever bully her again. Niekados iš jos nesityčiok, daugiau niekad. Jo, kažkas tokio bus. Bandom. Aš manau, kad čia tiesiog bus labai kietas editas. You ever bully her again? Oh my god, you saved me, Dragon! Listen, girl. Just because I saved you does not mean we can be together. What? Why? Because why? Because I said so. Answer me! Because you're the most popular girl at school. There, I said it. You're the captain of the cheerleading team. Me? I'm just a loner bad boy demon dragon. Duh! Please, Dragon, we can make it work. We can't be together. You don't know what it's like to be me. Tik pusę video praėjo, You sorry. don't have a heart. Man tai kas pahitino, kai jinai jį pavadino drakonu. Na, kad esi sako, kad jis yra bad boy, tau čia visas Ne, ten buvo blogai, bet tas drakonas tiesiog jau nužudė. Ne, man tai čia viskas nužudė ir įdėsi ir viskas, aprašau. Ne, matai, jau visų pirma, man keista, kodėl jis yra nuogas, žinai, taip jau čia toks pirmas red flagas, kodėl aš šitą video šiso pamačiau, žinai. Bet čia mažiausiai keistas dalykas. Aš bandau suprasti, kas su šito video yra gerai, žinai, taip bandau gelbėti situaciją jam, bet net plaukai, net sukuosina. Tiesiog plaukai mėnesį. Kiek tu duot? Aš tai manau, kad čia yra kol kas labiausiai cringe video, kurį esu matęs, būtent šiandien. Aš duočiau 9 iš 10, tikrai. Jis nusipelnė būt kol kas labiausiai cringiškiausias video. Aš irgi kol kas tarp 9 ir 10, nes, žinai, visą laiką yra tas headroomas viršui, galbūt kažkas dar bus blogiau. Vienintelis geras dalykas šitam video, tai kad jis nagus nusikirpęs ir man atrodo. Tu radai bent vieną gerą dalyką šitam video. Net striusikai išlindė iš pokelinių yra. Sekantis video. Čia tas iš Hačapurė filmo. Nu, jo, aš nematęs, žodžiu, bet, nu, reikia pažiūrėti, kas čia bus. Sick of fighting. I'm leaving. You're not going anywhere, shit. darling. Damn, pripino. Too protected. Don't make this difficult. Aikt. Who's my little wife, Phil? Me. Good girl. Now come on. Nu čia vat yra mažiausiai cringe video. Aš manau, kad šitas žmogus išgelbėjo. Šitas žmogus man išgelbėjo, akis, jos degė, žinai, bet dabar čia kaip akių lašai man tu pamatai. Aš galėčiau jį dabar žiūrėti geriau valandą negu per naują tą video. Ai, negu per naują. Ne, žiūrim šitą bičią. Gerai. Aš laisvai duodu šitam 8 iš 10. Kadangi čia mano mėgstamiausias Hačapuri veikėjas yra, tai aš jam duodu 6. Ne, 9 irgi. Ne, 8. 8 iš 10, kad cringe. Sutinku su šito faktu.
Kad ir kaip čia blogai būtų, šitas video nėra toks blogas kaip anie du, žinai. Tu pažiūri, tiesiog bandau supras, kodėl jo liežuvis toks ilgas, bet Jo, nu... what the fuck. Tu pažiūri. Seni. Bet aš dar suprantu, ko žmonėm gali būti, žinai, jokingas, tipo. Jo, bet jau toks, tipo, įdomesnis Jau variantas, jis žinai. labai ant ribos yra prie cringe, jis jau ir yra cringe, manyčiau, bet ne ant tiek blogai kaip Žinai, tie aš dar šepuriai. spėju, kad tipo, tokie video yra, nu, tu pafilmuojami vien dėl to, kad būtų cringe, ne dėl to, kad yra cringe, žinai, bet tipo, Bet toks būtų. planas, jo. Iš karto jokingiau pasidaro. Jis Damn. Nu, va, aš sakau. Čia ne tik jokinga, čia ne cringe, čia hot yra. That's taking the divorce well. Tipo, man patinka, tipo, pamatai tokį video ir ta komentarai dvigubai jokingesni. Aš pasakau, antraštį ir tu paleidai tiesiog video, gerai? Gerai, gerai. Po nuvijų mama sako, išeiti kiemą pažaisti su kaimynų vaiku, kaimynų vaikas. Jo, nu, Aš va taip įsivaizduoju. Aš labai panašiai jaučiausi, spėjau. real. Sekantis video, manau. Sakyčiau, 0 iš 10 čia visiškai nebuvo cringe. Ne bairis, nu man atrodo, ką žinau. Žmogus norėjo pažinoti, jisai atėjo į dainų platformą TikToką, jis padainavo. Atliko būtent šito appso pagrindinę paskirtį. Va būtent. Čia yra dainų platforma. Aišku, tai nebuvo tobuliausias dainininkas, bet aš Jo. jam duodu vieną iš 10. Nedaugiau, tikrai. Man tai čia nebuvo cringe, aš čia netgi nusistebėjau, kaip jis bent vieną natą tikrai pataikė, o daugiau nežinau. Hey, Judy. Oh, am I not supposed to pull your ears? Oh, is that like really bad? Oh, I'm so sorry. O, Oh ne. no. How can I make it up to you? With a kiss? Jeigu pabučiuosi, aš žinau. Okay. Ne, stabdyk. Ei, Hey, Judy. jau reikės stabdyti, žinokit, išgelbėt savo žiūrovą. Oh, no. Sen, aš matau dar vieną video tokį patį. Ne, Judy, stop. I can't talk to you Ei. right now. I'm in a game. O, gerai, aš negaliu žiūrėti. Ne, sen, ne. Bet jis atrodo, kad net neįrodiniškai daro šitą bairį. Tai čia man tas liūdniausia, netgi pasakyčiau. Filmed in silence, tipo, tyloje filmavo. Sen, jo, bet realiai, kaip jis turėtų jaustis, ta prasme, dabar įsivaizduoju, kažkur stovi šalia, tipo, tavo PNG imidžas, kurį kliuosi vėliau, ir su juo, oh my god, tokius dalykus daryti. O, labas, fukseri. Kietai, fukseri. Šitą, žinok, vertinu stipriu 8. Ai, tau čia 8, nes aš tai sakyčiau arba 9 arba 10 man. Blogiau buvo ten tie vat, visi waifu ir taip Ai, toliau. ne. Man jau blogiau negali būti, žinok. Nu jo, žinai, nes literalus triušis yra, tipo, geriau negu kažkokia nupiešta pana. Ei, man patiko Zutropolis, tai negali manęs. Nu, man irgi patiko, bet čia triušis. Čia yra triušis. Gerai, manau, reikia kitą video eiti. Patikrinkit kažkas, ar jis neserga pasiutlygę. Kodėl tėtis ir įsiskirimai vis? Nes jis ir kažkieno tėtis, žinai, ir tas ir žiauriausias. Savo dabar savo tėvuką arba mamą matant, va, kad daro tokius atvidą. Seniu, negalėčiau. Max gėda jaučiu. Ką jis dar įkėlė? Sen čia visas kanalas toks. Kiek įvertintum šitą dalyką? Už patį video duočiau kokius 7, už patį visą kanalą, tai 10 ir tikiuosi, kad iš jo atims tik to kažkas. Žinok, aš literaliai taip pat pagalvojau. Suprantu, dar vieną video įkėlė. Bet čia kasdieną varo. Lithuanian, O. please people all over the world help me. Lithuanian politicians are me, policemen are me, medicine workers are me. Please, people all over the world help me. They are breaking my doors. Nu, Koks šansas, kad jinai nežino, ką reiškia tas žodis iš šią raidės. man tipo labai užkliuvo jos akcentas. Čia net akcento nebuvo, jinai tiesiog angliškai nemoka. I love the world. Jis galvoja, kad čia vienas žodis yra. Ar aš galiu teisti ją dėl jos personalį? Taip. 10 iš 10 tada. Aš jai už ją duodu 10 iš 10, nes jinai pats visai, bet šiaip apart to tai nelabai man jinai patinka. Sekantis video. Čia nereikia užsistovėti, žinai. Opa. Seni. Ai, Ei. seni.
Ui. Eik tu savo senė. Wow. Aš norėčiau su šitą močiutį klubą nuvaryti. Dar sveikai valgo. Nu, aš ką galėčiau pasakyti, aš taip džime gerai nepavaryčiau. Net aš taip nepavaryčiau, žinau. Tiesiog kaip su ją būtų smagu varyti kokį bariuką arba į klubą. Eina savo. Už visus energingesnė būtų spėjai. Tik tokias tam ir buvo sukurtas, kad žmonės šoktų, sportuotų, grotų dainos ir jų klausytųsi žmonės. Ir aš manau, kad jinai labai pataiko. Jo, nes aš tai iš tiesų net esu impressed, tipo, tokiam amžiui taip gerai juda. Keista matyti tokį vaizdą, bet ne cringe. Aš manau, kad svarbiausia, kad jinai linksminas ir aš... Jo, nu tikrai atrodė, kad linksminas. Čia 10 iš 10 net ne į cringe skalę, bet į gero video skalę. 10 iš 10 grožio prasme, taip. I've said it before, I'm addicted to working out. Let's go to Pilates. Jo, vėlgi, pastangos yra labai stiprus dalykas. Aš džiaugiuosi, kad jinai sportuoja. Aš neneiksiu, atrodo visai įdomiai Bet šitas dalykas, tas addicted to working out. Pažinai, man to žodis truputėlį užkliuvo. Jo. Aš Ne, bet suprantu, šiaip kad tu jo. gali mėgti tai, bet aš nežinau ką pakomentuoti. Aš jai duodu 0 iš 10, galbūt ne tą žodį panaudoja, bet svarbu stengiasi. Svarbus stengiasi, 0 iš 10. Keep it up, Queen. Who did it? Who did it? It was that guy. Who did it? That was the guy. Ui. If you hurt me, Tai čia bus compilationas. then congratulations. Čia turėtų slay būti po tas dabar emotas. Pa. Ai, vėl sustabdai, dabar čia aš cringe esu. Panašus pono veidas. Sorry, I'm not Sigma. I'm not Sigma. I told you I'm not Sigma. I said I'm not Sigma. I'm not Sigma. I'm not Sigma. Ką jis turėjo Tomą menį? Sakė, jis tiesiog nesigma. Aš ne Antanas. Aš sakiau, kad aš ne Antanas. Bet turbūt jo nėra vardas Sigma. Kadangi compilationas, tai reikėtų vertinti bendrą vaizdą, sakyčiau. 7? Aš panorėjau, kaip duodu 7. Tas bičiukas, kur buvo kaip kačiukas apsirengęs, jis išgelbėjo viską. Tikrai taip. 1000 laikų ir Twisteris pašoks šokį. Aš labai džiaugiuosi, kad čia ne mano Chrome accountą pajungta šitą tik tokį, nes užsikrėstų feedas tiesiog. 9 iš 10. 9 iš 10. I'll be Tracer. I'm already Tracer. What about Widowmaker? I'm already Widowmaker. I'll be Bastion. Nerf Bastion. You're right, so Winston. I wanna be Winston. I guess I'll be Genji. I'm already Genji. Then I'll be McCree. I already chose McCree. Neklausiu, iš kur tai žinau, bet jis jau ir susituokęs ir turi vaiką. Tiesiog, random faktas. Gerai? Čia buvo trendas, taigi tas daryti tokį, bet neaišku, kodėl jis tą liežuvį rodė man. Šiaip dabar tai pagalvojus, tie trendai, kurie trendino būtent tais laikais, dabar cringe. Vertinant šiandien, jo, kokie, sakyčiau, 5 iš 10. Bet tais laikais čia buvo, nežinau, normalu, čia spėjau pasijungti savo seną video irgi taip bus cringe. Va, būtent. Damn. Pamuksai, jinai jo, žinok, jinai jo. Okei, nes aš norėjau rašyti, jo. Net jisai turi merginą, tai suzuojant, kiek čia insane yra. Nu, ne insane, aš džiaugiuosi, kad jis turėjo, bet... Iš tos pusės pažiūrėjus taip, bet... Čia ir tikra meilė. Aš negalėtų pažiūrėk jo Adomo obuolį. Nosis, what the fuck? Jos nosis Adomo obuoliu suformavo trikampį. Ką mes čia matom, reikia palikti ramybę, aš manau. Pati idėja man labai cringe, tipo, šiaip smagu, kad jie laimingi kartu. Aš sekundę vieną dalyką tau noriu atsiųsti. Gerai. Nėra, kad aš labai didžiuoju savo darbą, bet tiesiog. Kodėl tai taip perfect fitina? Aš sakau, jie suformavo trikampį. Meilė yra meilė ir kaip man draugas ir pasakęs, kad meilė niekados nėra cringe, dėl to aš jiems duodu 8 iš 10, kad čia yra cringe. Jo, iš tiesų nėra cringe, tai duodu 11 iš 10, tikrai nėra cringe. I'm a savage.
Pilnai žmogaus laisva valia yra. Jisai tikrai savage. Kelti tokį internetą, nu tai internete ką tu įkeli visam gyvenimui lieka. Pasijuto, kad jam šiandien reikia įkelti video, kaip jis išpučia nosį ant žemės. Ir viskas dėl 4000 laikų. Kažkas valgė ir žiūrėjo šitą video. Užuojauta. Ei, šitas raklys mažiau cringy negu jisai. Ne, šitas raklys juokingas, what the fuck, ateina, Sanai, kur tai sumatęs, kad raklys ateitų pro tu ir priventas. Čia buvo žmogaus pilna valia ir jis žinodamas, kad tai yra blogai, jis vis tiek pasirinko tai daryti, tai aš manau, jisai nusipelnė 10. Jo, jisai tikrai nusipelnė 10. Nu čia nėra pateisinimo. Miau. Aš atsijėmu savo žodžius, jisai nusipelnė 10 iš 10. Ai, šitas jau nusipelnė, ne? Nes jis irgi savo pilnai laisvą valią tai padarė. 10 iš 10. Okay, but where's the girl? You better start talking or things are gonna get a little, let's say, dangerous. Now, we can do this the easy way or my way. Yeah, I thought so. Jisai uždėjo bedės hashtagą. Aš čia noriu jo nuvilti, bet čia buvo labai blogai. Ta prasme, tikrai blogai. Kodėl jis atrodo kaip pernis? Aš nežinau, bet žmonės kitų dar turėjo idėjų. Šiaip kaip 2 vandens lašai, tikrai nematau skirtumo. Kadangi šitas yra paskutinis, tai aš duodu jam pakankamai daug meilės ir įvertinsiu 20 iš 10, nes, nu, tipo paskutinis vis tiek. O kiek tu įvertinsi? Aš mečinsiu tave irgi pasakysiu, kad 2 iš 10. Okei, skausminga buvo.